daugelis sukinių ant stulpo. Tai vidinė ranka bus aukštai, trauks iš peties, išorinė bus žemiau krūtinės ir stums mane nuo stulpo. Aš atsistosiu ant vidinės kojos, puspirščių kūnas kuo aukščiau pakels ir užmesiu ratu, kad būtų daug inercijos, būtent išorinę koją. Kai užmetinėsiu išorinę koją ir pradėsiu kurti inerciją, man reikės atsukti vidinę taip, kad vidinė kelio dalis bandytų žiūrėti į stulpą ir jį pagauti. Dar kartą rodau iš galo, tai čia stovėsiu, užsimesiu išorinę ir kai suksiuosi, šis kelias pasisuks, lyg atveriusiu savo kojas, kad stulpas įkristų tarp jų. Parodau sulėtintai. Žengiu, užmetu ir atveriu kelią nuo stulpo, priglaudžiu išorinę koją. Būtent išorinės kojos priglaudimas pagreitina ir pagražina tuo pačiu sukinį. Tai pasiruošiu, didelis mostas pasuku koją ir pritraukiu pagreitėlį.